Bulviniai blynai. Naudosime tą pačią bulvių košę, kurią gaminame prieš tai. Ji puikiausiai tiks. Čia bulviniai blynai yra ypatingi to, kad tai yra ne lietuviški, ne rusiški, ne kokie, o prancūziški blynys. Jie dažniausiai yra valgomi su juoda ikra, su raudona ikra. Šiandien juos pateiksime su lašiša ir grietinės kremu su krapais. Turime pasiruošę jau plaktus baltymus, 3 kiaušinių baltymai, 2 tryniai ir apie 400 gramų bulvių košės. Taip pat vienas iš pagrindinių tokių ingredientų, kurį pamiršau paminėti, tai bus miltai, porą šaukštų miltų. Pradėsim nuo miltų. Jų daug dėti nereikia. Tryniai. Ilgai maišyti nevertėtų. Mes nenorim aktyvuoti glitimo, kuris yra miltuose, ir nenorim, kad mūsų blynai taptų guminiai. Baltymai, tiesiog išplakti baltymai, plakame tol, kol susiformuoja, kol jie pasidaro purus ir standus, stengiamės neperplakti, kad neatsirastų granulių, kaip ir minėjau praeitoj laidoj, vienoje iš laidų, pradžiai maišome pusę ir štai tokiu judesiu maišome. Keliauja ir antra pusė. Stengiamės ilgai nemaišyti, tik tai tol, kol inkorporuosime, mes nenorime susprogdinti visų tų burbuliukų, kurie suteiks mūsų blynam purumą. Palauksime, kol keptuvė įkais. Šiek tiek aliejų, nedaug. Kepsime nedidelius blynus, norim, kad jie būtų maži ir elegantiški. Juolab mažesnius bus žymiai lengviau apversti. Kepsime apie 2-3 minutės iš vienos pusės, priklausomai nuo liepsnos stiprumo, bet vis tik rekomenduočiau kepti ant vidutinės, tiesiog, kad procesas vyktų lėtai ir užtikrintai. Na va, mūsų viena pusė jau puikiai apkepus, turime dabar paimti ir apversti. Stengiamės tai padaryti atsargiai. Kol blynai keps, aš pasiruošiu grietinės ir krapų kremą. Nemėgstat krapų, dėkit petražolės. Nemėgstat petražolių, dėkit kalendrą. Galite įdėti raudonų ikrų. Geras žiupsnis druskos. Jei svarbu kalorijos ir nenorite naudoti riebios grietinės, naudokite liesą jogurtą. Tikriname, ar mūsų blynai jau iškepę, o puikiausiai. Dedame ant servetėlės, kad pašalinti riebalų perteklių. Žinoma, kam tie riebalai nerūpi, galite to ir nedaryti. Pažiūrim, puikiai apkepę. Taip pat naudosime rūkytą lašišą, galite naudoti ir sūdytą. Na ir viską vainikuos mūsų grietinė. Šiek tiek juodųjų pipirų ant lašišos. Ir patiekalas paruoštas. Prancūziški blynai blynys su lašiša ir grietinės kremui su krapais.